Sveiki visi, turime ketvirtadienio seminarą 173 iš eilės apie finansų rinkas ir apžvelgsime paskutinės savaitės įvykius, kurie iš tiesų buvo įspūdingi ir neramastingi. Po ilgos pertraukos tikrai gauname vėl stiprią dozę negatyvo, kuri iš tiesų keičia rinkas ganėtinai keistai. Tai yra vienos reaguoja stipriai, tai kaip po tokios žaliavos. Kitos reaguoja daug nuosaikiau ir tas reagavimas yra daug silpnesnis. Tai judam į priekį, pasidalinu savo ekranu. Ir pagrindinė tai žinia, kad Izraelis buvo užpultas šeštadienį ir galima daug kalbėti apie Izraelio ir sakykime, Gazos ruožo konfliktus, kiek tai tęsiasi labai ilgai, bet specialiai įdėjau žemėlapį, kad suprasti, koks čia mazgas yra surištas ir kaip jisai gali paveikti mūsų gyvenimus. Tai visų pirma, be abejo, mes prisimename ir liūdime dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, tai yra didžiulis konfliktas virš viso šito žemėlapio, kuriame dalyvauja ta pati Turkija, kuriame įvairiais remiant Ukrainą, bandant tarpininkauti tarp Ukrainos ir Rusijos. Na ir paskui paskutiniai konfliktai, tai yra Azerbaidžanas ir Armėnija dėl Kalnų Karabacho. Ir čia vėlgi dalyvavo ir Rusija, ir Turkija, ir Azerbaidžanas, ir, sakykime, kišojo Kinijos ausys ir čia konfliktas yra įsiplieskęs. Ir šitoje vietoje kažkaip tai buvo daugiau galbūt kažkiek ramesnis dalykas. Na, aišku, čia konfliktai niekada nenurimsta, turbūt ir nenurims per visą istoriją, bet, bent jau tokio degančios situacijos nebuvo. Aišku, Sirija, vėlgi, amžinos problemos dėl valdžios, bet Izraelio ir Palestinos susirėmimas, arba kitaip sakant, Hamas grupuotės užpuolimas Izraelį, paleidžiant tūkstančius raketų per naktį, nužudant ir sužeidžiant ne 1,000 žmonių. Įplėskė konfliktą, kuriame yra sakoma, kad Izraelis turi teisę atsakyti ir atsakymo priemonės gali būti pačios rimčiausios. Ir panašu, kad artimiausiam savaitėmis lauksime būtent Izraelio įsitraukimo. Ir tas įsitraukimas, jisai gali būti labai panašus į rugsėjo 11 įsitraukimą, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo medžioti ISIS grupuotę ir teroristinę grupuotę, kuris susprogdino brolius Dvynius, fizinio centrus. Ir tai tęsiasi labai ilgai, kas yra blogai, tai yra, kad ilgai tęsiasi, tai yra įsisenėjęs konfliktas, tapo kone 10-metį trūkęs ir čia gali būti kažkas panašaus. Bet yra kur kitos rizikos, ko visi baiminasi ir labai sunku prognozuoti. Tai yra šis mazgelis, kur čia yra. Tai visų pirma, Izraelis turi sieną su Libanu. Čia irgi buvo apšaudymai, ta šalis taip pat buvo įtraukta. Sirija, taip pat kaip rizikos šaltinis, galimas, nes iš jo teritorijos taip pat galima sulaukti atakų. Vėl nežino, kokia bus Egipto pozicija. Panašu, kad Egiptas dabar bandosi užsidaryti sienas, kad tas konfliktas neitų pas juos į šią pusę, bet prisimename Izraelio išgyvenimo karą, kai jisai buvo užpultas tiek iš Egipto pusės, tiek iš šiaurės. Ir be abejo, visame šitame dar ir dalyvauja netiesiogiai, bent kol kas nėra įrodymų, nepateikiama, kad Iranas, bet įtariama, kad Iranas galėjo remti Palestiną su raketomis ir Hamas grupuotė galėjo gauti tą milžinišką kiekį raketų, kurios buvo paleistos. Taip pat Iranas bendrauja su Rusija, nepamirškime. Tai va čia dabar yra susisukęs toksai blogio ir kraujo mazgas, kuris iš tiesų, žmonijai gresia didesniais konfliktais, ypatingai jeigu įsitrauktų kitos valstybės. Tai Iranas viešai deklaruotų savo dalyvavimą konflikte. Jeigu tai įsitrauktų, sakykime, Egiptas arba Saudo Arabija, jeigu dar tai būtų, darybos vyksta su Jungtinėm Amerikos valstijom,
matome aukščiausio lygio politikai sukasi aplinkui. Ir tada pereinam prie kito, tai yra ekonominio klausimo. Vėlgi, tai šis kampas yra pilnas naftos. Ir Hormūzo sąsiauris, kuris yra štai čia ir kuris yra praktiškai pilnai kontroliuojamas Irano, per jį pereina didžiulė dalis naftos iš Persų įlankos šalių. Eksportas čia nuolat plaukia laivai. Ir kiek būdavo konfliktų su Iranu, Iranas vis grasindavo, kad šitą pusę sąsiaurį uždarys. Ir tada pasaulis pamatys naftos kainą, kurios nematė. Tai kol kas jinai tik tai teorinė rizika, nėra, sakykime, pranešimo apie tai, kad čia jau kažkas tokio vyktų, bet reikia nepamiršti, kad čia dešimtmečiais vyksta, tai prasme, santykių aiškinimasis tarp visų šitų valstybių. Ir dabar dar yra įtrauktos ir šiaurinės valstybės, tai yra ir Azerbaidžanas, ir Armėnija, ir Turkija, ir Rusija, ir Ukraina. Ir ta situacija iš tiesų neramina. Tai mažiausiai, ką galima pasakyti, tai yra neramina tokia situacija. Antra žinutė savaitės, tai yra buvo pažeistas Suomijos, Estijos dujų vamzdynas, kuris pompuoja dujas arba potencialiai gali pompuoti į abi pusės, Baltic Connectorius. Šiai jungtimi Suomiai gaudavo dujų, kai labai reikėjo, netgi ir iš Lietuvos terminalo, jis ateidavo per Lietuvą, Latviją, Estiją ir nukeliaudavo į Suomiją. Ir tai visiems nemaloniai priminė Nord Streamų sprogimus. Kol kas vyksta tyrimai, ta jungtis Baltic Connectorius, bent kaip rašoma pirminiais duomenimis, nebuvo pažeistas sprogimo, greičiausiai buvo išorinis poveikis. Populiari frazė, kokia jinai buvo, galbūt ateityje pamatysime, bet kokiu atveju ši jungtis yra tarp dviejų NATO valstybių ir NATO tai žiūri labai rimtą iššūkį, kuris finansų rinkoms be abejo šiandienai tiesiogiai neturės įtakos, bet iš kitos pusės turi ilguoju periodu, nes dujos brango praktiškai, ko ne 50%, sakykime, žemumų, kurios buvo visai nesenai. Pirmą dieną buvo brangimas virš 15%. Tai vėlgi, ar čia Rusijos ausis kyšo? Nekyšo. Koks tai yra galimas konfliktas ir kiek tai gali padaryti nuostolių, bus matyti. Gerai tai, kad šiais metais, ko gero, kad mes tokių kainų dujų, kokias matėm praėjusiais metais, nematysim. Nes Europa, nepaisant šio dujotiekio susprogdinimo, sunaikinimo, iš tiesų yra pasirengusi daug geriau. Tai yra ir terminalai atsirado, ir kitos jungtis, ir, sakykime, žalioji energetika, kurios nesvietiškai padidėjo, leidžia jaustis visiems gerokai saugiau. Ir trečia naujiena, tai Lenkai renkasi. Tai nėra bloga naujiena, demokratija vis tiek egzistuoja, balsavimas vyksta, nepaisant visų aistrų. Sekančią savaitę turėtume matyti rezultatus ir pradėsinčias formuoti koalicijas. Tai po 8 metų pertraukos yra tikimybė, kad valdančioji dauguma gali nueiti į antrą planą, į opoziciją, bet bus matyti, reikia sulaukti rezultatų. Ir čia, sakykime, dramos yra daug, bet mums kaip kaimynams svarbiausiai, kad rinkimai būtų demokratiški, kad jie atspindėtų žmonių valią ir pagrindinė arba viena svarbiausių mūsų kaiminių šalių, šalia esančių šalių mūsų, išlaikytų savo politinį kursą, kurį turi ir dabar, tai yra aktyviai ir aktyviai reikštų savo nuomonę apie agresorių Rusiją. Tradiciškai pasižiūrėkime, kas vyko per savaitę, tai euro kursas praktiškai nepasikeitė, išliko ties 1,05 už 1 euras už $1.05. Didelių pokyčių nėra, nes nebuvo valiutas liečiančių, sakykime, tokių įvykių. Kaip ir minėjau, dujos brango labai stipriai, dar jeigu rugsėjai spalio pradžioje turėjome 35-36 eurus už megavatą, tai po dujotiekio sprogimo jis pasiekė 54. Ir tragedijos nėra, tokia pati kaina buvo šių metų pradžioje, kai baiginėjasi žiema, bet
be abejo visą laiką norėtųsi mokėti kaip vasaros kainomis 25. Tai įtaka be abejo buvo dujotiekio sunaikinimas ir jisai labai akivaizdžiai matomas. Matysime, kaip toliau judės. Manau, kad šiuo atveju bent jau Lietuvai yra vis tik tai, tikrai dar kartą norisi pasidžiaugti, kad turime dujų terminalą ir galime apsirūpinti. Baltijos šalys, tiek Latvija, tiek Estija iš mūsų tiekimą turės. Suomiai kažkiek jie pirkdavo iš mūsų, čia Lietuva nukentės tik tai tuo atveju, kad komerciškai nepersparduos dujų iš savo terminalo, bet tas kiekis tikrai mūsų ekonomikai neturės reikšmingos įtakos. Elektros kainos labai įdomus dalykas, elektros išliko pigios ir čia yra pagrindinė priežastis atsinaujantys šaltiniai, kaip ir minėjau, jie daro įtaką. Ir kaip pavyzdys, dėka to, kad vėjuotas laikotarpis, dėl to, kad vandens yra Skandinavijoje, kuris sukasi per hidroelektrinės, iš tiesų Skandinavai beveik nieko nemoka už elektrą, mes mokame mažiau negu 5 centus ir dvigubai pigiau negu Lenkijoje ir Vokietijoje. Ir tai yra gerai, tai rodo, kaip vis tik tai visų negandų, nes anksčiau dujos brangdavo ir tiesioginė įtaka beveik realių laikų darydavo elektrai. Dabar tas ryšys arba gyslė yra nupjauta ir tai reiškia, kad nepaisant šitų, bent jau šiaurės Europoje negandų, kurios įvyko per savaitę, įtaka nėra tokia baisiai didelė, kokia galėjo būti anksčiau. Kas dar? Natūralu, kaip ir nuo to pradėjau, tai Izraelio konfliktas, tiksliau Izraelio užpuolimas, nes čia dabar reikia būtinai įvardinti, kas ką užpuola, nes pusės turi būti įvardintos. Tai Hamas grupuotė užpuolusi netikėtai, labai nustebino pasaulį, kad vis tik tai Izraelis nesugebėjo nustatyti, kad ruošiamasi tokiai didelei atakai. Kaip ir minėjau, tas mazgas blogio ir pykčio, kuris jau susisukęs aplinkai, pakėlė naftos kainą. Iš tiesų, jeigu praeitą savaitę jau atrodė, kad naftos kaina leidžiasi ir būtų apie $80-85, tai staigus šuolis iki 90. Didelės įtakos tai taip pat neturi, bent šio laiko momentu. Lygiai prieš metus nafta kainavo lygiai tiek pat. Bet jeigu vis tik tai konfliktas gilės, kaip ir minėjau, jeigu tai nesitraukinės Iranas, įsitraukinės, sakykime, kitos šalis, kaip Libanas arba kažkaip tai pradės dalyvauti Egiptas, tikimybė turbūt yra labai maža. Iš tiesų galime pamatyti svyravimų, kurie neramintų šiuo atveju. Tuo tarpu akcijos S&P 500 per savaitę kilstelėjo keliasdešimt punktų. Pagrindinė priežastis tai yra skelbiami įmonių veiklos rezultatai, kurie neatrodo blogesni negu tikėtasi. Ir antras dalykas, mes savo seminaruose jau nekartą kalbėjome apie tai, kad būtent investicinių finansų rinkų, tai yra vertybinių popierių rinkų, karai neveikia arba veikia labai trumpų periodų. Tai šiuo atveju tik tai įrodymas, kad finansiniai rezultatai yra daug svarbesni negu karas Izraelyje. Vario kaina išliko stabili, su kinais jokio užsikūrimo nesimato, apie $360 už svarą svyruoja, lygiai tiek pat kainavo ir prieš metus. Optimizmo didelio šioje vietoje tikrai nesimato. Ir aukso kaina, natūralu, kad kai padidėja rizika karinė, auksas šoka, jis čia padarė klasikinį viražą, tai yra, atrodė taip pat, kad išsileidžia jo kainos pakilimas, bet vos prasidėjus konfliktui, karui tiksliau, nes Izraelis skelbė karą Hamas grupuotė, siekia ją visiškai sunaikinti, auksas šoko virš $1900 už Trojos unciją. Ir čia man visą laiką yra klausimas, ar vis tik tai aukso kaina jinai atspindi investuotojus, kurie nori pasislėpti ir saugiai pralaukti kažkokį laikotarpį, ar tai yra spekuliatyvus veiksmas, žinant, kad aukso kaina turėtų kilti. Ir aš atsakymą čia tiesą pasakęs neturiu. Gali būti, kad abu veiksniai veikia, tai yra vieni iš tiesų bando apsisaugoti, o kiti bando paspekuliuoti ir galbūt išspausti dar vieną kitą procentą pelno iš šitos situacijos, būtent pasinaudojant kitų baimėmis. Tai tiek iš manęs. Kitas susitikimas bus spalio 19 dieną.
16 valandą ir bus tai 174 susitikimas iš eilės. Ir ačiū Jums, kad skaitote, žiūrite YouTube'e, Facebook'e ir paliekate savo laikus. Tai ačiū Jums ir susimatysime iki sekančių kartų.